Nu tai kaip jautiesi? Gerai. Ar jau pasiruošus važiuoti? Dar biškį dirbo, bet jau beveik. Ar jau viską susidėjai? Aha. Ar nieko nepamiršai? Bus matyti, svarbu pasą pasimt. Tuoj. Atvažiavome į Hitrou. Biškį strigam trafiką. Bet nieko, pasistiprinsime, eisim čia toliau. Einam į lėktuvą. Turbūt reiks eit per lauką. Nesitikėjau, kad Malaysian Airlines reiks eit per lauką be trapo. 8:30 vakaro. Oi, jo, reiks eit per lauką. Atsisėdom, lėktuvas atrodo pilnas, dar laipina, bet jau to kilsim. Wi-Fi bus, telekas bus, Netflixas irgi bus, manau. Ką, jungiam. Sveikatą. Sveikatą. Pusė 9 ryto, Anglijos laiku, pusė 4 po pietų, Malaizijos laiku. Bandysim pusryčiauti, atnešė coconut rice su chicken. Kitas variantas buvo omletas, bandysim coconut rice. Nusileidom, 7 valandų skirtumas, šiek tiek jaučiasi nuovargis ir tas laiko skirtumas. Temperatūra 27, apsiniaukę, biškį lynoja. Oro uostas labai ramus kol kas atrodo, nežinau, vadam ieškot bagažo ir bandysim gautis į viešbutį. Pirmas rytas Kuala Lumpūre, lietinga, nors labai karšta, labai didelė drėgmė, bet pranašavo, kad baigs lyt už valandos 2, tai diena gal nebus taip lietinga. Vaizdas per viešbutį įspūdingas, matos visas miestas ir aplink žalia kaip džiunglės. Žiūrėsim, eisim į miestą apžiūrėti, kaip
dienos metu, o dabar eisim ieškoti pusryčių. Atėjome į džiunglės, mieste visai prie mūsų viešbučio yra džiunglės, tai kokią valandą eit, žiauriai karšta, žiauriai drėgna, bet dar tose džiunglėse tai šis čia nėra kokio pot ir labai daug laiptų, bet smagu labai, daug įvairių egzotinių medžių, o bananai auga, jeigu matosi. Einam toliau. Atvykom prie pagrindinio Kuala Lumpūro tikslo Petronas Towers. Labai aukšta. Dvyniai statiniai. Aukščiausi pasaulyje. Įdomus faktas, kad jie yra aukščiausi pasaulyje dvyniai bokštai. Jų aukštis siekia 452 metrus. Buvo aukščiausi pasaulyje berods iki 2004. Atrodo tikrai įspūdingai, padaryti iš metalo ir aliuminio, turbūt nežinau net, bet vaizdas tikrai vertas dėmesio. Važiuojam link Turgaus gatvės, paliekam aukščiausius pasaulyje dvynius bokštus, bet planuojam sugrįžti vakare, kaip bus tamsu ir turėtų būti gražus apšvietimas. Atvažiavom į centrinę Turgaus aikštę, irgi garsus objektas, norėjom aplankyti. Atrodo labai daug čia veiksmo. Žiūrėsim, ką čia gerą pardavinėja. Gal kažką naujo ir skanaus paragausim. Tikiuosi, neapsinodysim. Reikia išbandyti. Atėjom į China Market, kiniečių kvartalas. Žiūrėsim, ką čia gerą pardavinėja, gal kažką užkasti irgi, kinietiškai. Žiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. O, čia jau įdomiau. Ar nori paragauti to? Durian. Ką? Turiu kešo kažkiek. Lendam toliau, pasižiūrėsim. Vaivas įdomėjo Versace. Oh, Man City, come on City. Ką čia pardavinė? Čia kaip žalia vištiena karpo. Nesuprasi, kas čia yra. This line. Vaivas susidomėjo, turbūt jau imsi. Ragauti. Ragausi? Aš žinau, kas ten yra, gal iš to. Man kaip kokia vištiena karpo. Kilos. Durian. How much is it? High. 22, 23. Imam? 18. Nu, davai imam. Kad gal čia reiktų valgyti. Davai. Can we eat here? Can we eat it here? Yes, I go
problem? Yeah, we never tried it before. Yeah, Malaysia durian you must try. Yeah, Yeah, so we will Malaysia try. durian number 1. Yeah, we will try the Take small the one. small one. Yes, let's start with the small. Small. Pas tave yra visiems. Bet aš galiu duoti šitą. Nu, nežinau, ką čia valgyti ir kaip čia valgyti. Pasakys jisai. Reikia su pirštinė valgyti. Kažkur savo pinigą padėjau, nerandu. Ai, va. Reikia su pirštinė. What do you want? Thank you. Okay, so we need gloves. Yes. Kvapas toks jaučiasi jau dabar. Okay, what? Okay, you take one. Okay. Inside have the small seed, no it. You just eat the yellow one. Just yellow. The first, the smell is strong. Only the first. Yeah, you again, it's okay. Okay. Bitter and sweet. Similar to like mango maybe. Like cheese. No. You must try this durian Malaysia, Musang King number 1. Musang King. It's called Musang King. Yeah, this durian Musang King. So you okay? Nu ką, nors bandyti. Yeah, take this one. This. Kaip skonis? Kaip saugu dabar, okay? This is cheese, right? Yes, yeah. Yes. Are you okay? The smell is strong. Thank you. Atėjom prie vienos iš vietinės šventyklos. Nežinau, ar matysis kas nors, ne? Gaila, kažkas vyksta, kažkas stato, pastolį pastatyti. Bet šiaip gana įspūdingai atrodo. Nu, atvažiavome į maisto turgų, food market. Vienas didžiausių šitą mieste. Labai stiprus to vaisiaus durian kvapas jaučiasi. Toks svogūno ir česnako mišinys. Nu, kas čia tokie lyčiai, nelyčiai? Einam toliau žiūrėti. Nu, čia skanėstų daug. Gatvės maistas. Skanus gal ir skanus, bet paskui į tualetą gal ir reikia greit bėgti. Bet pabandysim. Nori eit užkast? Tai jo, tai einam apsirūpinti. With garlic bread.
Best lamb alo, best lamb alo. No good, no pay. 15 years lamb king and catering. Best lamb in Alo. You should try, sir, since you are here. Nu ką, bandysim lembą serieną. Ar avieną, čia gal avieną. Tikrai nepanašu į ėriuką. Sir, roasted lamb, sir. Very nice, sir. Roasted lambos. Do you have snake fruit? Sorry? Snake fruit. Do you have snake fruit? Over here, snake fruit. Yeah. Right. Ada snake fruit. Yeah? How much is it? 1 kilo 12 ringgit. I don't need 1 kilo. I need just a few. I want to try. Minimum half kilo over there. Snake fruit. Oh, this is snake. I don't know. This is English snake fruit. Not this one. That's what they call. Wasala. Okay. Wasala. We might come back for that one. Don't do it yet. Okay? Dabar gaus avieną. Aha, man patiko. Padažas skanus. Biškį minkštesnį mėsą. Nu ir kaip? Nieko palaukda nelabai supratau. Bėgsim tualetą ieškot ar nelabai? Ne, gal. Skanu? Užsisakiau valgyti rupūžę. Nežinau, kaip bus. Koks skonis, nevalgęs, varlės, neragavęs. Prašiau, kad iškeptų. Paragausim. Vaiva irgi kažką norėjo išsirinkti. O mano rupūžė kepa dabar. Kažką renkasi, jinai matau jo. Nu, žiūrėsim, ką jinai čia įsirinko. Nu ir ką įsirinkai? Grybų ir jautienos. O aš gavau kažką, tu irgi tokio imsi egzotiško. Žuvų, bet aš... Grybai egzotiški. Arba paragausi mano rupūžės. Paragausiu, grybai egzotiški. Gal alaus pasimti, čia gal reiks užsigerti, neaišku, kas čia bus. Naisim gal kažkur. Taiger. Gal naisim į tą korėjiečių pabandyti. Nu, kuris atneš mano rupūžę. Paimk alaus. Can we have one beer? This one. These 2 glasses, 1 beer. Please. Nu. Man tai grybukai va. Pasižiūrėk, čia grožis. Koks supermenas, žiūrėk. Superherojus koks. Tai nukasi šlaunį. Normaliai. O čia grybukai vaivas. Ir jautina. Nu, ragauk. Varlės. Koks skonis? Nežinau, net. Biški guminė tokia, bet šiaip nieko. Panašiai vištieną. Man visai nieko. Palauk dar. Panašiai vištieną, tik labai šlapia. Kokia? Šlapia? Skaniai jautiena paragauti. Ne, nu reikia paragauti. Man išvyksta atsilaukti. Gal čia šlaunį reikia? Imk šlaunį. Man palik širdelę. Kas tu ją? Imk už tų pagalių. O taip. Nu ir kaip? Kaip vištiena. Sakau, tokia šlapia vištiena, ne?
Man užtenka grybų. Nei. Judės haliucinacijos tai. Skanu. Ką čia grybas? Skanu. Nepanašus į grybą. Kažkokia jūrų kapustas. Sekantis sustojimas korėjiečių virtuvėje. Bandysime kažkokį korėjiečių viskį 13 laipsnių. Ir laukiam dar ką užsakėm. Kaip limonadas kvepia. Sakė 15 laipsnių. 13. Bet dar tokias čerkutės padavė. Tirštas. Ką? Biški tirštas toks. Ką, nuplaut bakterijas? Nu, į sveikatą. Nu, labai saldus. Ar skanu? Miksas lietuviškas. Nepanašu tau? Gal biški jo. Nu va, Vaiva užsisakė sriubytės. Korėjietiškos. Ragausim. Nu, ragauk jau. Ar kvepia? Su kokiais neaiškiais grybais? Vėl taip patys grybai. Nu, skanaus. Bet skanu. Kaip kopūstų sriuba, bet labai aštri. Nu, toliau koldūnai. Korėjietiški. Čia makaronai ir turbūt vištiena. Nu, vai, Vyta, ragauk. Sriubytė labai aštri buvo. Kaip koldūnas? Dar nesupratau. Kas ten viduj? Daug daržovių, žolelių ir mėsa kažkokia, bet nežinau kaip tai. Bet skaniai. Paragauk. Toliau bandysim šitą. Iš pradžių galvojau, kad čia makaronai, bet čia ne makaronai. Čia kažkoks, nežinau. Iš ryžių. Nežinau, ar matosi. Toks gana saldus. Jo, kaip ryžiai panašiai, kažkas iš ryžių. Nu? Ryžių makaronas, nežinau kaip pasakyti. Sunku pasakyti. Bet taip saldžiai. Čia gal, nežinau, mėsa kažkokia. Gal čia paplotėlis. Ne, ne mėsa. Nežinau kas. Bet labai įdomus skonis. Saldu ir taip. Toks specifinis prieskonis labai jaučiasi.
Tai blynas. Nu jo, kažkas panašaus į lietinį blyną. Man žuvies skonio. Nu va, žuvies skonio lietinis blynas. Nu ką, pavalgėm. Einam toliau pro food market. Sekantis sustojimas atgal prie Dvynių bokštų, pažiūrėt kaip atrodo naktį. Nu, dar nėra naktis, bet 28. Bet čia judėjimas yra. Atvykom prie uolų. Atrodo gana įspūdingai. Bet labai daug beždžionių sakė, tai būtų atsargiai, kad nepavogtų telefonų ir visos kitos įrangos. Ką, einam žiūrėti, kaip čia viskas bus. Labai daug laiptų matau, labai daug spalvų ir labai aukšta. Natūralių versmių, žmonių nemažai, vietiniai turbūt pagrindė visi. Įdomi patirtis, nes vanduo iš žemės ir labai karštas vanduo. Nėra verdantis, bet karštas. Sekantis sustojimas prie šventyklos. Čia hindų šventykla. Šventas karės vaikšto. Važiavom kai kokią pusantros valandą. Bet atrodo gražiai. Labai daug detalių. No, not you. You hold it, please. Hold it, please. Labai. Čia makaka. Sakė saugotis makakų. O žiūrėk, koks ateina audra atsargiai. Draugė. Ką darė? Žiūrėk, jinai savo sitaisus. O. Važiavom už kas pavalgyti. Kažkokį žvejų miestelį prie upės, kur įteka į jūrą. Daug laivelių aplinkui. Nežinau, ką užsakė, bet kažką to atneš valgysim. Nemažai žmonių. Plauksim į jūrą. Tai. Aplauksim valtim. Daug čia mūsų turistų. Važiuosim stebėti jonvabalių šviečiančių. Tikiuosi bus gražu. Pleasure is pain and the pain is pleasure. Grass won't grow with no rainy weather. We keep flipping coins for luck and we're just trying to ease the suffering. Broke our heart first and my own got shattered. Never one tear really ever mattered. World keeps on turning and we all keep learning that even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild but it's alright. Skrendam į Balį, anksti rytas, biški buvo nesklandų mūsų taksų, nesklandų mūsų pasport kontrolų, bet atvažiavom, praėjom viską, dabar laukiam, sėsim, 3 valandos skrydis, tikiuosi daugiau nesklandumų nebus. Even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild but it's alright. Even bright lights got a dark side. Nusileidom Balį, čia reikia kaukių.
eisim per pasų kontrolę ir bandysim žiūrėti, kas dėl vizos bus, nes turbūt reiks, o tikrai reiks gauti vizą. Tai jau čia užtruksim, bet parašė vairuotojas, kad jau laukia, tai tikiuosi viskas bus greitai ir gerai. Praėjom pasų kontrolę, gavom vizas. Viena viza kainuoja $500,000, kas yra apie 35 eurai. Toliau imsim lagaminus ir važiuosim ieškoti mūsų viešbučio. Laukti kokteilio. Reikia alkoholio po šiandienos. Paskui, ką apsipirkom? Ką apsipirkom? Rūbų. Apsipirkom šmutkių ir kas tikrai smilkalų. Kurių tu negali uostyti. Smilkalų, kurių aš nemėgstu ir smilkalų dėkliuko. Tai va tokie mūsų pirkiniai, išleidom visus pinigus, ką buvom užsiėmę šį vakar. Milijoną. Daugiau milijoną, ne? Milijoną rupijų išleidom šį vakarą. Pirmą milijoną. Pirmas rytas Bali pusryčiai. Labai gražus, labai graži vila. Viskas žalia aplink. Ryžių laukai. Ryžių laukai aplink. Bandysiu pakelt droną, bet kažina leis. Gali leis, bet nežinau, ar vertas. Viskas labai ramu. Visi atsipalaidavę, relaksuoja. Važiuosim šiandien į miestą apžiūrėti. Kokį čia miestą, miestelį, apylinkės apžiūrėti. Yra čia ką matyti. Nors skanu. Skanus toks ir biškis saldos ir biškis rūgštus vandenėlis. Ragauk. Išėjom pasivaikščioti į apylinkę. Žiūrėsim, gal rasim motorollerį išsinuomoti, nes viešbutį nelabai nori nuomoti, nes žino, kad neturi tarptautinių teisių. Tai kaip ir nuomotų, bet tipo patarė nesinuomoti, nes policija paklaus. Tai nusprendėm išeiti į miestą, į apylinkės, pasižiūrėti, gal rasim čia vietą, kur išsinuomoti. Aišku, rasim. Atėjom į tokį parką, džiunglės, labai daug palmių, viskas žalia. Paukščiai kažkokie čiulba, neaišku kokie. Gyvūnų nesimato. Yra ką veikti užlipti į tą kalną. Bet šiaip smagu.
Sustojom trumpam atsigaivinti, kavos, alaus. Važiuosim į Ryžių laukus. Dar nuo ryto viešbutį nebuvę, dabar jau 4 toj. Tai biškį pavargę, nes karštis, drėgmė labai vargina. Bet atvažiavom kažko pamatyti, tai ne viešbutį gulėti. Tai nusprendėm, kad išnaudoti reikia laiką protingai. Tai va, toliau važiuosim į Ryžių laukus. Nu ką, atvažiavom į kavos plantaciją. Oras įspūdingas. Kurkuma. Toks tropinis lietus. Da, biškis sustosim. 1 minute, I need to go to toilet for this. Color become black like this. You want to try to eat like a peanut, but a little bit bitter. Can I try? Yes, okay. You choose this one, the black one. Black. Yeah, that's one. Okay. And then the next process, you need to put here. You do pound it. So this is we do 1 hour for 1 kilogram of coffee. You want to do? Yeah. Good muscle. You do. We do free gym every day. Yeah. Sunko? Good therapy for your mind. You don't feel angry or jealous. No? The sifting forget very fine powder. Yeah. And this is already to use. You just add hot water like an instant coffee. But sometimes you can add some sugar or milk, depend on your taste to prepare. Yeah. You want to try roasting with grandma? You can sit down next to her. Of take a course. picture. Please. Nežinau, kas čia per gyviai, bet garsas tai nelabai jaukus. Kaip masto signalizacija. Nu ką, grįžom po visų kelionių namo, užėjom į čia kaip restoranas netoli mūsų namų, pavalgyti. Planavom į Ryžių laukus važiuoti, bet labai stipriai pradėjo lyti. Tai nuvažiavom į kavos ten plantaciją, kaip tai labai įdomu pasakojo, davė paragauti įvairių kavos rūšių, arbatas taip pat daro įvairius prieskonius. Labai patiko, tik kad labai lyjo, tai negalėjau nei drono pakelt, nei normaliai pafilmuoti. O dabar jo paragausim vietinės virtuvės. Rytoj važiuojam į šiaurę, Balio šiaurę. Ten taip pat turėtume aplankyti įvairias šventyklas, gal įsimaudysim, gal krioklių pamatysim. O dabar jaučiuosi šiek tiek pavargęs, bet pavalgę
turbūt eis miegoti, nes rytoj anksti keltis 5 valandą važiuojam. Tai tiek. Skanaus. Dar viena diena Balyje, atsikėlėm anksti, nes vairuotojas važiavo 5 ryto. Tai važiavom aplankyti Balio rytus. Kelionė truks apie 8-10 valandų, bet planuojam pamatyti įvairias šventyklas, krioklius ir kitas įžymės salos vietas. Atvažiavom prie pirmos šventyklos, daug žmonių, visi pozuoja, oras apsiniaukia biškį, vėjuota, bent buvo pačioj kalno. Nemažas kelias nueit, nemažas kelias važiuot. Yo. Ką, einam link krioklio. Kelelis toks va toks. Žmonės eina turbūt nueisim ir mes. Nu, kas turi klaustrofobiją, tai nežinau, kaip čia nueina. Baigiam iškylą prie krioklių. Labai faini. Žmonių ne per daugiausiai, labai dideli pruslai, dar mano kameros atmintis pasirodo buvo pilna, tai biškį užtrukau, kol pratryniau nesąmonės, bet jo, labai patiko. Dar vieną radom tokį slaptą, užslėptą krioklį, tokioj uoloj, iš vis žmonių nėra, gal nieks nelabai žino ten, net nežinau. Tai iš viso 3 kriokliai buvo, vienas toks didelis ir platus, kitas toks siauresnis ir trečias viduj uolos. Gana gražiai atrodė. Tik nulipt biškį sudėtinga, gana statu. Užlipt irgi va, bandom. Bet šiaip smagiai, labai patiko. Įdomus labai miestelis, net negalėjom patikėti, kaip ten žmonės vietiniai gyvena. Tokių miestelių išlikusių yra tik tai šitas vienintelis, bet tai parodo, kaip anksčiau gyveno vietiniai. Įdomu, kad ant kiekvieno namelio yra raudona lentelė ir parašyta, kiek vyrų, kiek moterų tame name gyvena. Tai kai kuriuose namuose rodo 4-5 žmonės, kai kuriuose net iki 20 ar 25. Aplankėm šventyklą vandens. Patiko daug žmonių, bet labai įspūdinga, kadangi matosi didelė kalva, ežeras ir ta pati šventykla ežero kranto, tai atrodė labai gražiai. Toliau važiuojam į krioklius. Tikiuosi nepradės lyt, nes lyg pradeda neaugti.
Sustojame užkasti. Restoranas ant kalno, lyja lietus. Matosi ryžių terasas. Pavalgysim ir važiuosim apžiūrėti. Tai bus mūsų paskutinis šios dienos sustojimas. Ir paskui apie valandą atgal. Kas tau, Vaiva, labiausiai patiko? Kriokliai. Kas dar? Šiandien ar apskritai? Šiandien. Kol kas kriokliai ir šventykla. Ar jau pavargus? Nelabai, dabar pavalgysiu tikriausiai. Valgyt nori. Man turbūt labiausiai kriokliai patiko, įspūdingiausi, nes droną pakėliau nemažai, pafilmavau ir šiaip toks įspūdis labai geras. Toliau važiuosiu namo, po ryžių terasus, jeigu ten ką nors matysim, nes lyja ir apsiniaukia toks kaip rūkas, nerūkas, nes čia ant kalno aukštai ir gal išeisim į miestą kažką pavalgyti, pasižiūrėti, tai tiek. Ryžių laukuose gaila pradėjo lyti, bet spėjau pakelti droną nors kažkiek, bet paskui įsilyjo. Daug labai gražių vaizdų, stengiamės viską nufilmuoti, pafotografuoti, kartais gal kaip persistengiam, tiek Vaivas lydo, tiek aš lydau, bet šiaip labai smagu, labai gražu. Pritrūko laiko šiek tiek, nes kadangi apsiniaukia ir lyja, ir pradėjo greit tempt. Ryžių laukuose šituose, manau, reikia bent 2 valandų ir atvažiuoti ryte arba anksti dieną, nes čia tikrai yra daug kur nueiti ir labai daug ką pamatyti. Žmonių nedaug, gal dėl to kad lietus, bet šiaip tikrai labai gražu ir verta pamatyti. Pradėjus lyti, sustojom tokiam namelį, pasirodo viduj buvo karvyčių, draugiškos karvytės, leidžiasi glostoma. Praleidom kiek mes jau? 20, ne daugiau, kem 5 minutės. Bet sakau, reiktų bent poros valandų. Labai gražu. Vykame į Balio uostą, keliausim į salą, apie kem 5 minutės keltas, apie kem 5 minutės važiuoti nuo viešbučio iki čia. Oras jau skiriasi, karšta. Saulė, drėgmė jaučiasi taip pat, gal nuo jūros. Pakeliui Nusa Penida sala. Jūra gana baguota, bet nėra taip blogai. Pilnas keltas žmonių. Visų lagaminai antram aukšte, mes žmonės apačioj. Labai lauke karšta, bet šiaip smagu. Tikiuosi, be didesnių įspūdžių, be didesnių problemų nuplauksim į vietą. Vykom į salą, kelionė apie kem 5 minutės. Labai karšta. Dabar laukime savo lagamino. Tikiuosi greit ir eisim ieškoti mūsų vairuotojo. Išėjom pasivaikščioti į Nusa Penidą paplūdimį, atvažiavom su motoroleriu, pasiėjom iš viešbučio. Šilta, 27 laipsniai dabar, 6:30 vakaro, Prieblanda. Ten matosi Balio sala. O čia Nusa Penida. Netvarkinga šiaip, labai netvarkinga, paplūdimys labai daug šiukšlių, gal čia, nežinau, jūra išnešus, turbūt čia bus jūra išnešus, bet ir vietiniai, važiavom į viešbutį, tai labai daug šiukšlių, palyginus su Baliu, tai tikrai labai daug šiukšlių. Rytoj gal važiuosim prie kitų paplūdimių pasižiūrėti, gal įsimaudysim, o šį vakarą grįšim ir turbūt eisim į baseiną biškį atsipūsti. Rytas Nusa Penidoje, važiuojam aplink salą į lankytinus objektus.
Žiauriai karšta nuo pat ryto, gerai, kad mašinai kondicionieriai veikia. Planuojam užtrukti, nežinau, 4-5 gal daugiau valandų. Tikiuosi pamatyti gražių vaizdų ir įsimaudyti jūroje. Čia gal vandenynas, Indijos. Aplankėm ką tik Diamond Beach, labai faina vieta, tik labai sunku iki jos nueiti. Labai status laiptai, labai siauri laiptai, kai kur nėra turėklų, tai labai ekstremaliai. O dar nuvažiavom abudu su tapkėm, bet ten dauguma su tapkėm, nes apačioje smėlis ir vanduo. Tai tais laiptukais lipti su tapkėm nėra labai patogu ir nėra labai saugu. Bet įveikėm, lipa žmonės su vaikais, lipa senyvo amžiaus žmonės, bet tikrai yra ką veikti. Plius labai karšta, tai tas tikrai nepadeda lipti. Visi šlapi, vieni su kitais reikia prasilenkti, tai labai daug reikia pastangų įdėti. Bet buvo verta, smėlėtas paplūdimys, labai daug koralų, bet maudytis griežtai nerekomenduoju, nes labai didelės srovės ir gana didelės bangos. Tai biškį pabraidžiuojam, bet įbridus jūra labai stipri meta koralus. Jie šiaip nėra sunkus, bet labai kieti. Tai biškį koją susižeidžiau, bet šiaip nieko baisaus. Tai aš suprantu, dėl ko neleidžia maudytis, nes ten tikrai yra pavojinga. Plius buvo jūro atoslūgis, tai buvo galima prieiti kitu atveju, jeigu jūra pakilus, ten praktiškai to smėlio nebelieka, neįmanoma prieiti. Po tos vietos sustojom prie Teletabio kalnų, kalnelio, kalvų. Šiaip irgi gražiai jau, tai gana daug ten yra. Pakėlėm droną, biškį paskraidėm, toliau važiuojam kažką užkasti, nes jau kiek valandų nežinau. Po 12-15 užkasim ir važiuojam dabar kur? Jo, į kitą paplūdimį, bet ten nusprendėm nelipti, nes labai daug pastangų ir labai pavojingai ten lipti, tai turbūt važiuosim iš viršaus. What's next, mate? Broken Angel. Okay, tada bus Broken Beach. Dar vienas paplūdimys, ten turbūt irgi nesimaudysim, fotografuosim, pafilmuosim. Ir paskutinė stotelė bus Crystal Bay. Ten tikiuosi maudysim ir saulėlydis, tikiuosi smėlis bus ir skaidrus vanduo.
bananų Sapenidoje. Po 10 ryto, porą valandų keliausim atgal į Balį. Pavalgėm pusryčius, pagulėsim prie baseino. Dar gal kažką užkasim ir vyksim atgal į Balį. Viskas, kas gerai, greit baigėsi. Atostogos bėga labai greit. Vakar daug keliavom, daug pamatėm. Oras tai karšta, tai lietus, bet šiaip viskas gerai. Visą dieną šiaip keliavom, nuo pat ryto iki vėlyvos popietės. Pavargę, saulės iškepinti, anksti nuėjo miegot. Atvykome į uostą, įsiregistravom, laukiam keltas už gerą pusvalandžio turbūt, tai ieškau kavos, bet čia nelabai kavos. Mažų parduotuvėlių daug, bet kavos, tai žinai, čia duoda. Oras nekoks, lyja. Tai palyja, tai nustoja, purškia šiaip visą laiką. Keltas iki Balio atgal, vėl apie turbūt 45 minutę. Gal biškį trumpiau, nes jūra rami. Išlipę iš kelto, ieškosim takso į kitą viešbutį. Ten 2 naktys ir atgal į Londono. Atvažiavome į Balį atgal, važiavome į viešbutis Džimbarane. Keltas labai supo, daug labiau negu į anapusę. Vėlavo gal 15 minučių ir užtruko ilgiau negu į anapusę, gal dėl bangų. Į ten gal kėlėmės gerą pusvalandį, į čia beveik, nežinau, virš 5 minučių. Jo, gal dėl bangų, nežinau, bet tikrai supo žiauriai. Pasėmėm lagaminus, važiavom į viešbutį. Rytas Džimbarane, pusryčiaujam. Planai šiandienai eiti į paplūdimį biškį pagulėti. Jeigu saulė išleis, nes naktį labai lyja. Dabar visai nelyja, lyg tai giedrinasi. Pavalgysim pusryčius, eisim prie jūros. Paskui važiuosim prie šventyklų dar. Ir vakare važiuosim pasižiūrėti šokių vietinių. Atvažiavom į paplūdimį. Tai toks daugiau kaip tų banglentininkų paplūdimys, nes didelės bangos. Maudys patariama tik tarp raudonų vėliavų. Kokie 100 metrų įėjimas tarp tų vėliavų. Bangos nemažas, biškiai apsniauka, bet lyg saulė lenda. Pakeliui lyjo gana stipriai, dabar čia nelyja. Karšta apie 28-29. Eisim bandyti vandenį. Nu ką, įsimaudžiau, bet labai pavojinga, nes bangos labai didelės ir srovė prineša į vandenį. Tai praktiškai žingsnis ne ten ir tai labai gali greit nunešti. Ir labai daug koralų, nors jie labai lengvi, bet labai kieti. Tai pavojinga, kad kur netrinkteltum į galvą ar panašiai. Nes kur mes buvom vakar, sudaužė visas kojas. Tai labai nemalonu, tiesiog tu nematai, bet kai banga duoda, tai labai skauda. Bet šiaip smagu labai, neaukėsi turbūt lis. Vandeninas labai šiltas. Tikrai šiltas ir smagu, bet bangos labai didelės ir reikia labai atsargiai. Tiek eisim kažkur pavalgyti ir judėsim gal atgal link centro. Paskutinė diena Balyje praėjo gana turiningai. Buvę paplūdimy, nuvykome prie vienos šventyklos, kur buvo vietinių pasirodymas. Gana įspūdingas pasirodymas su ugnies efektais, dainom ir šokiais. Labai patiko, tik pradėjo lyjo gana smarkiai. Laimiai davė mums lietpalčius. Tai apsaugojo šiek tiek nuo lietaus, bet truko apie 5 minutės pasirodymas. Labai šiaip įdomus. Po to nuvažiavom pavalgyti, dabar turbūt eisim dėtis daiktus, nes rytoj ryte keliausim namo. Vėl ilga kelionė užtruks, būt vėl bendroji sumoja 15-16 valandų, plus
reikės apie 5-6 valandas būti oro uoste, tarp vieno skrydžio ir kito, tai grįšim turbūt labai pavargę. Bet šiaip kelionės gal jau kiek ir laukiu namo, jau noriu į savo rutiną, noriu grįžti į savo vėžes, tai tiek. Only one I